Labą dieną, gerbėmieji žvejai. Pagaliau pavasarėlis atėjo ir galėm jau žvejuoti. Tai šiandien šaunu į klasikinį savo Telšių miesto vietą. Tai yra Maščia ežers, vieton vadinama Apendicita. Ir pažinti šį metą su ta vieta jau ne pirmą. Tiesiog variau apsiaustyti, kaip sakant. Ir šiandien nusprendžiau jau pafilmuoti video ir parodyti jum, kas čia vyksta, kas čia gera. Nes čia būtent šį metą, balandžio 18 dieną, vyks pirmasis varžybų etapas, katras rengu aš. Tai vat parodysiu, kas kimb, kaip kimb, galbūt ir unko kimb. Pamatysit ir gal norėsit užsiregistruoti. Šiaip judesys tikrai vyksta. Dar realiai gaudžiau, kol tebe buvo ledus užtraukts, tai jau buvo kibėms. Vakar irgi gaudžiau, kol jau nebebuvo ledą. Irgi judesys vyks dar geresnis. Šiandien, aišku, gal ir netikslinga varyti nuo ryto, bet kitaip neišein. Nes realiai kuo labiau į vakarą, tuo šiltesnis vanduo ir tuo geresnis ir aktyvoms. Bet, sakau, karts neišein ir vara jau tada, kada gaunas. Tai vat, einu į spotėlį, kur mažiau vygaus, nes šiandien toks vėjauks biški pūt. Ir bandysiu kažkom tai sugauti. Nu, čia pabandom, paskui kas esu kitur. Nu, pirms metėms niekam. Raudil pagava? Aha. Pagava, ne? Karšiokis, starkiok, šiandien būtina ramia buvo, pavės pakėl. Ir tik pakeičiau spalvėlį iškart šitą. Violetin geriausia šiandien. Nu, aš ant tokį mėlyną, ant rašaliok beveik. O tau geras, kods tu 0,2 numė toliau, kaip aš 0,3. Nu, kods valas padeda. O, ir. Toliau numečia iškart paėmė. Jo, šiandien darba to. Jo, tolim distancijai. O, tu, kažkas buvo. O, yra. Raudelė, kokį. Visai graži. Visai graži. Tu. O, yra. Opa. Nu, kalibras visai geras, kaip pavasario, toks raudelis. Liuks. O. Nu, kimb labai aktyviai iš tikrųjų. Biškių padrebini, pavirpini. Kliovėlis ir trauki. Vėlgi. Nu, pats matot. Judesys bombinis. Ir balta žuvis figūron pagrindina. Kas ir yra avižadrebio liuksas. Einu iki mašins, pamiršau telefoną, cap už kišenį žiūr, niek nėra. Galvoju, kažkom pagausiu, tai reik nufotkingi, nebus su ko. Tai, jau ką pats matot, judesys yra, žuvė kimb ir visai smagia kimb. Radus va taškėlį, kur susibūrėn, praktiškai kas metim, arba žuvis, arba kliovs. Vis laik. Tai, sakau, jau iš vietiniaus nugirdau, kad ir karos net pagavo, ir karšiuką pagavo. Karšiukų dar kol kas nėra, bet manau iki varžybų tikra, kad pareis. Ir galvot karosų irgi pareis. Bonusiukų būtų
Nu, labai linksma. Kaip sako, žiūrėsim, kas gudresnis gausias tom karosą suviliuoti ar dar kokį bonusą. Tai žodžiu, nu, nuotaikas geras, daugiau končiai be pridursi. Nu, kažkas burbulion. Tas, ko pagavo vietinis irgi sakė, burbuliava. Pabandom. Nu. Karšys. Tu velnis, prisiburbuliavo. Prisiburbuliavo. Va taip, žiūr, pradėjo valas lėkti. Opa. Ak, čia. Vo. Prašau, tik telefoną pasėmiau. Ir labą dieną. Liuks, nu pats matot viską. Žodžiu, čia labai daug nereikia. Veiksmas vykst pilnumo. Visišką pilnumo. Sakau, karštas burbulion, galvo tai karšiuką, raus, dogna kažkon. Vėl karšys jaučia. Tu velnis. Ir. Ir karšių. Tu sau, ką gera. Oh my god. Čia nebent iškelti, nu jau geri. Jau tikro geri. Karšė. Pažiūrėk, patys. Ir geri, ta prasme, net nestandartinė. Kur kas didesnį. O tas ir keista. Nu. Šitą vaistuką Vetlūrės mini 2. Toks kaip rašaliuks. Nu, mėlyn, žodžiu. Tai tepi perną, tepi šiemet. Bombinis spalva. Tai vat, kas dalyvaus varžybos, galit pasiimti, nenusivėlsit, manau. Kalbų spalva pati užsai. 2 karšiuką iš eilės. Viens pukėt. Galėt būti ir trečda. Arba karvasas koks. Švies būtų kosmosas. Ten toliau irgi va burbulion. O, ką gerą pataikiau. Idealiai. Idealiai pataikiau. Žiūram. Ir. Sakau, burbul stebi ir karšia kimba. Štukiai da gerulė. Tu savo. Nu pats pagalvok, iš po pavasariaus. Gerai, atsikabėn. Iš po pavasariaus tokių cirkų. Iš tiksliau, iš po žymos. Vat. Belekas. Eina savo. Arba čia ryts dar savo. Nežinau, nors šiaip šiandien šilta gal. Arba tiesiog su kiekvieną dieną viskas vykst vis geriau, ta prasme. Šiltie vundau ir aktyvie žuvis. Pareidinė čia šildytis. Bet turi kuo toliau numesti. Realia, kiek numesi, taip ir turėsi. Ir svoris 0,2. Tai žodžiu, ploni vala, gerą meto ant spinningą, šio atveju turiu matagį savo pasiėmis. Katras įtaro met geriausia iš visų spinningų turimų. 0,2 tai kosmos. Seda su vėjuk tu biškėlį šitą šoninį minimalę. Tiesa, esu persidaręs biškį savo matagį. Ten tom pardaviau. Tai tas toks irgi sidabrinis, kad neutralus, dėrėt prie visų rytėlių. Žiauriai geras, patinka. Biškį padariau kitokį žydų išdėstymo schemą. Tai kol kas patinka, viskas kaip ir liuks. Reiks dar protestuoti, pažiūrėti. Bet man rodos, kad bus vykis, kaip saktas, išdėstėms. O, jėmi. Ant mėlyna atsaks iš karto. Nežinau, kas su ta spalva, bet kažkas anom patinka. Nu, sakau,
Vėl karšys. Ai, ešerys. Ešerys kokso. O. Nu, raudelė. Nu va, judesėlis yra. Ach, tu buvo. Bova. Yra. O kokį. Nu, jam. Tiesiog nuotaik. Aukščiausiam lygiai. Belekiek. Vėl yra. Bet čia mažyti kažkas. Va. Tuoki savo. Maželytė. Va. Nu, vies pasisoka išves dabar gerą kryptim. Putino gara. Labai gera. Toliai numest gali. Atradus, ką pravedėm padaryti. Išves jam šitą, bet dabar sumažėjo biškį kalibras, vat, keli žuvis. Nu. Opa. Eik, tu sako gera. Tiesiog džiaugus, gaudau ir džiaugus. O ko čia be pridurs iš tikrųjų. Nu, aišku, dabar jau pagavus karšiuko, nu vėl norėtumės pagauti. Nu, bet jau gal bus, tai bus. O, kažkas yra. O, raudelė, bet kokį jau neblogų visai. Aha. Yra. Biškį vėjok, ką padaudi nogą ar metas, tai žiaurė gera. Kapsu kokies 0,3, tai normaliom sąlygom. Šiaip gal reikėtų 0,3 užsidėti, galvoju. Gal kokių karšiukų paleidog, nu bet, nu, kažin šiaip. Irgi klausėms dar. O būtų, ne. Eik, pilna žuvis. Da, keli žuvis pabandysiu, jau biškį bus pagaudys. Jaučiu užsidėjus 0,3, gal kokį poliariką, nežinau, amėliną, ar kokį raudoną, gal kažkon. Galbūt karuos, netyčia, ar karšiukų dar. Bet kim tai, kas metėm dabar šitą kapotaiką? Aha. Steik raudelį. Jau leidau giliau biškį, nieko nepadeda. Dabar toks žiūr labiau pastovus pravedėms toks. Vat biškį suki, biškį vėrpilnį su piršteliu. Jau tuok labiausiai pasirašo. Gali pauzdą kaip padaryti, vat. Vėl pradėti, tad biškį pasileidžia žemyn. Jau buvo biškį kažkas. Kramst. O. Nu, pabandau užsiriešti 0,3. Jaučiu sudėsiu su bounceriu. Tokiu. Pamatysiu jo. Patestaus, pabandysiu. Gal veiks, gal ne, nežinau. Bandom. O,
Esu pasiruošęs dėžėlį sezono. Visko tvarkinga. Gražu, o ne? Ne. Gal. Jo. Va tokiai kirminiuką. Dedam kaip nors biškriškiesnį. Pabandysiu. Va. Toks agaunas. Neblogs. Bišk didesnis kosnis bus. Gal norės, o gal ir ne. Sakau, turi eksperimentuoti. Dedam jauč klasiką. Mėlyną. Man rods, kad tur. Jo šitą. Mėlyną. Nu va, 0,3. Nieka. Nu, kokį spalvą pabandyti reikia. Mėlyna. Kažkokį žalsvą. O, karšys jaučiu. Taip, tarčiau. Akurat. O. Taip. Ant žalios spalvelės. Reikia dėti 0,2 atgal. Nu, ant 0,2 mano vėl kaip su 0,3 nelaba buvo. Nu, iškart ir raudelį. Nu, vat, mona teorijai nepasiteisėjant, galvojau, kad nuo ryto bus blogiau, bet pasirodo nuo ryto, kaip tik šiandien viskas geriau. Dabar vat žvejojau, biškį aprėma. Pakeitoliojau 0,2, 0,3, tai ant 0,3 tik tą veiną karšio, kad turėjau dar kelis prisilietimus, bet tokie neaiškus. Tai žodžiu 0,2, sakyčiau, ryškiai geriau ta prasme veik, bet vat dabar vėjas pakėl dar ir kliovus dinga. Nu, manau, da pagausiu kažkon. Ryt šiandien davė ir karšiukų, ir kibimų, ir visko. Nu, bomba. Tai varau dar bandysiu gaudyti, bišk pakeičiau vėtą. Vėjas visiškas šoninis. Žiūrėk, šitą bangelį. Nu, iš tos posite parpūt. Nu, vis tiek, kon. Žvejuoti reikia. Bandau, gaudau ir žiūram, kas bus. Tai va, to kas dėl spalvų, tai mėlyna spalva šiandien dominaun. Būtent Vetlūrės mini 2, iš tikrųjų, praeitas metas, teik šias metas, kažką be klausimų didelių. O tai jie dėdi mėlyn ir turi kibimų. Tai va, galvoj pabandysiu čia. Biški ramiau. Tokį lunkelį, pareino maščiaus čia viskas. Tai gal bus, gal užpuls kam nors už akių, kaip sakant. Aš nesuprantu, čia skonis pasikeitė. Ar kas čia ir nepkeim, tiesiog viskas. Tai jau bandys dar koks palveik užmesti, nedaug laiko bir jau. Reiks moit namo. Nuėjant da ten į gal pabandyti. Praėjus, pamėtys da kelis metimukus. Ir pareėjus paskui prie mašinos, taip galvoju.
Nu. Vo. Kaip nebloga. Graži. Pati pasiėmė besileidant. Graži. O, karšys. Manau. O, sveikutis. Aplakys čia. Plakys. Labą dieną. Koks gražuolis. Ai ne, karšys. Neapsuprantu. O gal aplakys. O. Raudelčia. O, vėl karšys galbūt. Ar didesnį koją jau tą. O, klausyk. Eina savo. Vėl pradėjai kepti, vėl gera. O, paskutinis metėms ir ešerys uždarys šiandienos dainą. Nu, į pametėm dar. Op, liuks. Nu, viskas, einu į mašiną, varysiu namo, būti su Leliu. Tai, nu, bombinė šiandienos žvejyba, tai galiu tik tą pasakyti. Kim žuvis, tokia ta prasme situacija, kad kelis dienas nuėjo tik taleds, jau veiksmas pilnumo šitą yra. Tai spalvų dominacija realiai mėlyne atspalvė, rašaliuką, tomsi violeta visokie, tokie kažkas į melsvą. Tai visų kitų spalvų vien tik tą naudojau, unkatros pagavau, tai buvo tokį žalsvą, mūtną kažkokį tai vien karšiok ant 0,3. O viskas kitas vat būtent tik tą ant melsvų ir geriausias atsaks. Svorė irgi, realiai pats lengviausiai, 0,2 ir kuo toliau numesti. Kuo toliau numeti, to didesnį šansą pagauti kaip karšiok, didesnį koją, nes kažką prie krontą nėra žuvis. Realiai jau partraukinėjant prie krontą, net nebežaidu, iš karto kalu naują metėjimą ir tiek žinių. Tokia ta žvejyba. Tai žodžiu, labai džiaugus, labai viskas liuks. Pirma normali tokį išvyką šį metą žvejoti su aviža ir žiauriai pasisekus. Tai ačiū, kas žiūrėjote iki pačio galo. Nepamirškite registruotis į varžybas, katros vyks būtent čia. Balandžio 18 dieną galite parašyti maniai pridėjus prie dalyvaujančių sąrašą ir susitinkam tiek varžybos, tiek kitus video jau tikrai neužilgo.